Kai pasako, kad grimas turi būti kine nematomas, tai vat, kai jis yra nematomas, tada ir skaitosi geras grimas. Tai man kaip operatoriai grimo departamentas yra išties labai svarbus. Kaip atrodo aktorius kadre, kokią nuotaiką perteikia, kokį personažą perteikia, tai grimo departamento darbas yra išties labai svarbus kino industrijoje. Filmo Čiulbanti siela grimo dailininkė Eglė Mikalauskaitė Gricienė nėra naujokė Sidabrinės gervės apdovanojimuose. Pastaruosius 2 metus iš eilės ji buvo pripažinta geriausia grimo dailininkė. Eglė sako, kad aktorius iš grimo kėdės turi išeiti ramus bei pasitikinti savimi. Ne pirmą nominaciją kaip geriausia kino grimo dailininkė šiemet gavo Jurgita Globytė, kūrusi filmo 5,5 meilės istorijos viename Vilniaus bute aktorių vizualinius charakterius. Meistrė atidžiai stengiasi personažus kuo labiau priartinti prie jiems paskirtų situacinių išgyvenimų. Grimo meistrė Lina Jankevičienė filme Laikinai jūsų gavo užduotį šių dienų aktorius perkelti į 20 amžiaus pradžią ir jų išoriniams bruožams suteikti anų laikų dvasią. Grimuotojos pirštai kiekvienam personažui suteikė po atskirą istoriją. Grimo dailininkė Vaida Venskutė yra kūrusi makiažą garsiausiems Kanų kino festivalio modeliams. Šįkart jos profesionalumas buvo pastebėtas filme 9 žingsnis. Grimuotoja prisipažįsta, kad iš širdies juokiasi, kai būna pavadinta liaudies dažytoja. Grimas yra viena iš sudedamųjų dalių. Kaip ir be kostiumų nesigautų toks geras filmas, kaip ir be grimo nesigautų toks geras filmas. Tai grimas neatsiejamas yra vienetas iš viso bendro produkto, sakykim taip.